Hello, good morning. We have written an email about accreditation for our club. Sveiki. Atvykome į Varšuvą į motociklų parodą. Motorcycle Varšuva Motor Show. Motorcycle Show. Esam, kaip matot, influencerą zonoje, kaip mum ir pridera. Mes tik dviese čia, daugiau nėra influencerių šitoj parodoj. Buvom parodoj prieš du metus. Pasižiūrėsim, kas per porą metų pasikeitė. Kiek žinom, paroda padidėjo beveik dvigubai didesnė. Praeitais metais buvo viena expo salė, sakykime, šiemet yra dvi. Šiemet mus lepina tikrai puikus oras, lauke matom stunterių pasirodymus, taisyklingo važiavimo pasirodymus. Slalomas viduj. Užmetėm akį, tai turim ką pasimokinti, kaip reikėtų važiuoti. Tau jo, man tai nelabai reikia. Bet kas irgi didelis skirtumas nuo prieš 2 metus buvusios parodos, turime dalyvių sąraše ir vieną lietuvišką kompaniją. Kokią kompaniją sužinosite netrukus. Paroda tokia, kad kaip visą laiką netrūksta aprangos, šalmų ir kitų reikalingų aksesuarų važiuojantiems motociklu. Tik tiek, kad produkcijos įvairios ir kiniškos, ir nekiniškos. Itališki negirdėti pavadinimai, bet nežinom apie jų kokybę, nežinom. Stendą. Buvom prieš 2 ar prieš 3 metus? Prieš 2 metus buvom parodoje, ne? Tai šiemet tikrai matosi, kad Harley stendas yra didesnis. Buvo gal kokie 6-7, aš jeigu gerai atsimenu. Bet nedaug, tikrai nedaug. Bet jie turėjo savo išskirtinį, aišku, prieš 2 metus buvo CVO Road Glide'as anniversary už 62 000 eurų. Šiandien žiauriai belė kaip važiuodami tikėjomės pamatyti CVO RR-ą, bet nematom. Ne. Gal dar rasim kažkur paslėptą. Einam paieškot. Einam pasižiūrėsim, ką turim. Šiek tiek apėjom Harley stendą. Gaila, neradom to, ko norėjom. RR-o nėra, bet sužinom įdomų dalyką, kad RR-as Europoje nėra pardavinėjimas. Ir nebus pardavinėjimas. Ir bus tik 131 vienetas. Tai šitą mes žinojom. Aš tai žinau. Tu sakei 110? Sumaišiau, bet nesvarbu. O jeigu ką, tai dėl to, kad variklis 131 inčo. Tai dėl to ir vienetų 131. Tik Amerikoje. Bet tikėkimės po kokių metų ar 2. Manau, pamatysim, Koparte ne vieną. Koparte nupirksim kokį vieną, ne? Gerai, varom toliau. Varom toliau.
Svatu. O kai visą garsą atsukai jinai, tai man kokybė šiek tiek trūksta. Nėra labai idealiai švarus garsas. Nors kolonėlį, 2, 3, 4, 5, 6. Can you put maximum volume? Sakau. Lankomės pas lietuviškam stende, vienintelis turbūt lietuviškas stendas šiųmetiniai Varšuvos parodoj, Killer Custom. Labai smagu matyti lietuviškus veidus. Ar pirmą kartą parodoj dalyvavot šitoj? Su savo stendu pirmą kartą dalyvavom, nes gavom Europos paramą, dabar dalyvausim kitose stenduose, čia tokia kaip ir apkatkė mum. Pagaminom naują stendą, pažiūrėsim, kokių čia reikės sprendimų, kaip čia ką, ir važinėsim dabar daugiau parodų. Bet su savo stendu būtent pirmas sykis. Super, tai planuojat šiemet ir daugiau lankyti parodų, ne vien tik tais Varšuva, kaip suprantu? Jo, planas aplamai apie 10 parodų. Per sekančius porą metų, ir dar svarstom, kur važiuoti aplinkybėj, nes ne visas šalis mums remia. Pažiūrėsim, čia parankysim, sąrašas nemažas. Kiek žinom, vis tiek esat vieni didžiausių, rimčiausių custom motociklų gamintojų Lietuvoje. Stovim čia prie vieno tikrai gražaus Heritage Softail modelio. Matau su Milwaukee varikliu, gal trumpai apie jį, nes gaminate detalės. Matau irgi išsidėjęs stenduose savo detalės, tai gal trumpai papasakokit, ką žmonės irgi norėtų galbūt pas jumis įsigyti. Pagrindinis mūsų verslas yra būtent detalių gamyba ir prekyba tom detalių. Visus motociklus, kuriuos mes darom reklaminiais tiklais, parodyti, kokios yra mūsų dalys, kaip jos gali būti panaudotos. Ir mes net tiesiogiai neparduodam tų motociklų, tik tai per dilerius. Tai va, šitam motociklė mes pristatom čia keletą savo dalių. Pavyzdžiui, platintas galinis sparnas. Padaryti jiems specialūs spaceriai, kad galima būtų naudoti originalius stracius. Taip pat uždėti mūsų posukiukai ir stopai ir gabaritai. Vizuojame mes specialiai darom teiskeriukus, irgi turi visus sertifikatus, yra street legal, galima naudoti. Žinoma, mūsų nauji vairai. Šitas modelis yra Backsaveris,
yra galimas keliose variantuose, čia man yra uždėtas žemiausias, bet galima pasirinkti aukštesnį. Šiaip labai patogas ant važiavimo ir gerai atrodantis daiktas. Taip pat mes čia turim kaip opciją motociklam, kurie neturi spidometro vidury. Jo, turim variantą su spidometru vidury. Integruoto greitai įdėta. Šinas spoileris, Avengeris, jo jau irgi gan senas mūsų produktas, bet labai vykęs, labai populiarus, gražiai atrodo. Kas dar, mūsų priekinis sparnas, posūkiukai ir daug visokių smulkių detalyčių, kad mes darom, pavyzdžiui, tokias smulkmenas, bet jos svarbios yra motociklui, kaip visokie uždangaliukai, kepsiukai, kurie paslėpia kažkokius techninius elementus ir daro tokį vientisą monolitinį vaizdą labiau to motociklo, paslėpiant tos techninės dalykus. Net į tokius uždangaliukus, mažiukus, atrodo smulkmena, bet veikia. Kiek žinau, iš esmės irgi visos detalės jūsų yra patvirtintos TÜV, tai atitinka visų saugumo ir kokybės reikalavimus. Dauguma mūsų detalių dabar, ypatingai populiariausių, plastikinių, turi TÜV sertifikavimą, jie yra legalas Vokietijoje ir dar Austrijoje, Šveicarijoje, man atrodo, Airija dar pripažįsta, eilė šalių, kurie pripažįsta TÜV kaip oficialų ir aplamai, kad kitose šalyse, kur nepripažinamas TÜVas, bet su tais dokumentais, techninė apžiūra, praeiti vis tiek lengviau, kadangi kitos šalės žino, ką reiškia TÜVas ir su tais dokumentais ten ir Švedijoje priregistruoti kažkur, praeiti techninę apžiūrą žymiai lengviau, kai yra tas dokumentas, nes jie žino, ką tai reiškia gauti tokį dokumentą. Ką dar apie šitą motociklą galima, tik tai, kad čia toks, mes jį pavadinom Hellraiser ir toks bendras elementas ant jo spalva yra padaryta su gradientu. Iš jodo po biškį palaipsniui pereina galiai į pilką. Kas kuria pas jumis visas tas idėjas? Mes visi bendrai, kolektyvinis. Šiaip dažniausiai mūsų Klaudijus, mūsų vadovas, jisai ateina su kažkokiom idėjom ir mes pradedam kažkaip vystyti visą šitą. Dažniausiai po kelis variantus padarom, aptarinėjom, žiūrim, kur judėti. Ilgas kelias išgimdyti iš tikrųjų kiekvieną būnant, kad po 7 variantus, kai darom, kol neišdirbam iki galo. Gal tai vadės. Super. Ir ypatingai tada būna, kaip saka, abidna, kai paima kiniečiai ir nukopina tavo darbą. Ir turbūt labai nesvetimas šitas dalykas, pasikartoja. Netgi iki tokio lygio, kad mūsų kaltina, kad mes parduodam kinietiškas dalis. Nes pilna yra AliExpressuose visose tų dalių ir visi sako, jūs prekiaujat kinietiškam dalim. Ne, čia mes sukūrim tos dalys. Kinai prekiauja jūsų. Jo, ir Kinai, jie net išpopuliarino, išplatino tiek, kad dabar, tas sertifikavimas iš tikrųjų padeda tose rinkose apginti savo konkurentus. Super. Tai ką, gerai, labai ačiū už pokalbį. Sėkmės dar likusioj parodoj, šiandien, rytoj, o mes judam toliau.